Labadiena visiems. Šiandien Renata direktorė labai atsiprašo, negali dalyvauti, nes turi svarbių posėdžių dėl struktūrinių fondų projektų vykdymo. Tačiau informacija šitame pranešime jos pateikta tikrai bus. Ir šiandieną pateikėme Jums Kretingos rajono savivaldybės medicinos punktų veiklos apžvalgą. Keičiasi skaidrės. Pirmoje skaidrėje jūs matote, esame įdėję būtent medicinos punktus, kurie yra teikiantis paslaugas, yra darbuotojai, ateina ir pacientai. Tai 4 punktai priklauso Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui ir 1 priklauso Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui. Tačiau jau kelis metus neveikia keli punktai, kurie nebeturi aptarnaujančio personalo ir pacientai juose jau nebesilanko. Tai šitie punktai priklauso Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Tačiau, kadangi patalpos yra šitų punktų perduotos šitam centrui, jie turi vis tiek tas patalpas išlaikyti ir už jas užmokėti komunalinius ir kitas išlaidas, todėl vis tik tai įstaigai susidaro dėl šitų neveikiančių punktų pakankamai nemažas kaip įstaigai nuostolis. Atkreipiu tik į vieną punktą, kuris yra Šukės medicinos punktas, jisai yra naudai perduotas greitai medicininiai pagalbai, tai šitas išlaidas šito punkto greitoji medicinė pagalba padengia. Toliau pažiūrime, kokie kiekiai yra paslaugų teikiami būtent veikiančiose medicinos punktuose ir matome, koks yra darbo laikas lyginant jau 23 ir 24 metus. Padarėme tokį palyginimą ir matome, kad kai kuriuose punktuose tikrai dėl mažo paciento lankymosi, kurį toliau parodysime, yra trumpinamos ir medicinos punktų darbo valandos. Ypatingai tai matosi jau 24 metų Juodupėnų medicinos punkte. Taip pat palyginimui pateikėme informaciją apie gyventojų skaičius, kokie yra prisirašę prie šito medicinos punktų ir galėtų tomis paslaugomis juose naudotis. Matote, kad taip pat yra prirašymas statistinis išlieka toks, koks buvo panašus 21 metais. Mažėjimo didelio nėra, tačiau pagal suteiktas paslaugas pacientų apsilankimas yra akivaizdžiai mažėjantis. Jeigu 21 metais turėjome didesnius kiekius apsilankimo per mėnesį, čia paimtas statistinis rodiklis, 23 ir 24 kai kuriuose punktuose labai yra ryškus pacientų apsilankimo mažėjimas. Taip pat atkreipiame dėmesį ir į kitą problemą, kad vis tik tai, kaip jūs ir žinot, visa Lietuva susiduria su medicinos darbuotojų trūkumu. Tas pats yra ir mūsų rajone, todėl darbuotojų amžius dirbantis medicinos punktuose taip pat yra iššūkis, nes medicinos personalas vis tik tai senėja ir matote darbuotojo amžiaus ribas, kurios yra netgi iki 65 metų darbuotojas, kuris dirba kai kuriuose punktuose. Jeigu pažiūrėti dabar finansiškai dėl pajamų ir išlaidų, koks yra santykis šitose medicinos punktuose, tai matome, kad patiriamos išlaidos ir gaunamos pajamos už aptarnautus pacientus daugumoje punktų vis tik tai finansinį rezultatą metų pabaigoje duoda minusinį. Tiek Rudaičių, tiek Kurmaičių punktai, tiek Juodupėnų medicinos punktas. Šiek tiek geriau 24 metais dar yra Ragoviškių ir Jokūbavo medicinos punkte. Jeigu dar plačiau išskleidžiame būtent išlaidų struktūrą, kas sudaro didžiausią išlaidų dalį ir kas veda į minusinį finansinį rezultatą, tai tikrai matome, kad išlaidos didžiąja dalimi virš 60% yra būtent darbuotojų darbo užmokestis,
komunaliniai medikamentų išlaidos sudaro nuo 13 iki 30% kai kuriuose punktuose. Tokia pat tendencija, kaip matėte, 23 ir 24 metų ta pati finansinė tendencija išlieka, didžioji dalis išlaidų yra darbuotojų darbo užmokesčiai. Kita problema turbūt, su kuria mes susidūrėme išlaikydami medicinos punktus, tai yra ir teisinė bazė, ne tik darbuotojų trūkumas, ne tik finansinis rezultatas, ne tik mažas paciento apsilankimo kiekis, bet ir teisinė bazė. Jūs turbūt puikiai žinote, kad nuo 2020 metų sausio 24 yra panaikinta nomenklatūra ir teoriškai medicinos punktai kaip tokia sąvoka jau sveikatos sistemoje kaip ir nebeegzistuoja. Čia tiesiog geografiškai yra parodyta tie veikiantys medicinos punktai ir atstumai iki, sakykime, didesnio medicinos įstaigos didesnės, kur tikrai būtų galimybės vienokiu ar kitokiu būdu pacientam pasiekti medicininės paslaugas. Na ir apibendrinant, noriu pasakyti, su kokiom problemomgi susidūrėm. Tai su gyventojų ir skaičiaus mažėjimu, su teikiamų paslaugų kiekiu ir būtent apsilankimų medicinose punktų mažėjimu, medicinos personalas stoka ir amžiaus pokyčiai, pajamų ir išlaidų santykis, kaip matėte, neigiamas finansinis rezultatas ir teisinė bazė. Vis tik norisi pateikti ir kažkokias tai rekomendacijas, galbūt ir iš jūsų kažkokių dar patarimų išgirsime. Rekomendacijos gydymo įstaigom vis tik tai būtų pirminės sveikatos priežiūros įstaigom dar aktyviau plėsti ambulatorinės slaugos paslaugas namuose. Juk kaip ir žinote, valstybės politika šitas paslaugas labai remia, labai jas viešina ir tikrai nemaža dalis jau gyventojų šitas paslaugas pripažįsta ir priima savo namuose atvykusias slaugos komandas, įsileidžia vis drąsiau ir pasitikė jų teikiamomis paslaugomis. Ir jeigu palyginsime Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro, kurie teikia šitas ASPN komandų paslaugas vykstančias į namus, matome, kad 22, 23 ir 24 metus rodikliai vis didėja tiek paslaugų kiekis suteikiamas, tiek aptarnaujamų pacientų kiekis. Ir tikrai manau, kad tai turėtų dar labiau plėstis ir dėl to siūlome įstaigom aktyviau dar būtent šitas paslaugas teikti, galbūt sukuriant netgi ir papildomas ASPN komandas, kai dabar turi įstaiga po vieną tokią vykstančią komandą. Taip pat nepamiršti pacientam pateikti informaciją apie valstybės finansuojamas pavėžėjimo paslaugas, ką žmonės galėtų aktyviai naudotis, atvykti į jų, sakykime, centrinę prisirašymo būstinę pas šeimos gydytoją. Taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigom norisi parekomenduoti aktyviau naudotis ir skatinamosiomis paslaugomis, už kurias teritorinės ligonių kasos apmoka. Tai pavyzdžiui yra papildomi, skatinami vizitai pas žmonės su negale ar labai senyvo amžiaus turinčius spec poreikius pacientus. Todėl tikrai yra raginimas, kad šeimos medikai, šeimos medicinos komandos nariai taip pat šitą galimybę išnaudotų ir pasiūlytų savo pacientam. Taip pat reikėtų nepamiršti vis tik tai ir nuotolinių konsultacijų galimybės, kurios vis labiau atsiveria ir ateityje, vis tik tai jos išliks ir, manau, bus aktyviai naudojamos. Na ir vis tik tai pačiom įstaigom dar reikėtų atidžiai persižiūrėti ir subalansuoti turbūt medicinos punktų pajamas išlaidas, peržiūrint punkto darbo valandas ir darbuotojų etatinės dalis. Taip pat pasiūlymas būtų administracijai, tarybai, galbūt net ir merui visiems kartu tiesiog toliau stebėti veikiančių medicinos punktų veiklos situaciją, kaip dabar apžvelgiame nuo 2022 metų, giliau pažiūrint 23-24 pilnus metus. Taip pat būtų galima
įstaigom nustatyti savivaldybės tikslus ir lūkesčius, iškeliant būtent pacientams paslaugų priartėjimą prie jų namų. Ir taip pat svarstytina vis tik tai galimybę, galbūt būtų galimybė savivaldybės lėšomis išlaikant medicinos punktus, jeigu jau būtų visiškai kritiška situacija, padėti įstaigom padengiant tos finansinius nuostolius, nes vis tik tai, pavyzdžiui, Kretingos pirminis sveikatos priežiūros centras, kuris šiai dienai, kaip ir matėte, turi 4 nenaudojamus punktus, tai jų metinis nuostolis yra virš 18 000 už nenaudojamas patalpas, tai tikrai norėtųsi įstaigai padėti, kad jie turėtų galimybę jau šitos patalpas atsisakyti ir grąžinti savivaldybei ir tiesiog toliau plėsti veiklą, kaip ir minėjome, per kitas galimybės. Na, o kurie punktai yra dar veikiantis, pacientai naudojasi, tai žinoma, jie veikia. Ačiū, gal tiek trumpai. Ačiū Rožiai už tikrai informatyvų ir labai išsamų tuo pačiu pristatymą. Iš tikrųjų, manyčiau, kad komiteto nariai turi klausimų ir ne, galėtumėm padiskutuoti apie tai, ką matėm ir supratom. Prašom, gerbiamas Juozai. Čia man kilo toks klausimėlis, o kaip čia Kartenos Darbėnų, sakykime, situacija, kokiam statusai jie gyvena, Kūlupėnai, kadangi čia niekur nefigūruoja. Jūs turbūt turite omeny kitą struktūrinį darinį. Čia dabar kalbame tik apie medicinos punktus. Kiti struktūriniai yra dariniai šeimos kabinetai. Su jais yra viskas tvarkoje. Jie yra veikiantis. Na ir turbūt kitą dar darinį turite patį pirminį sveikatos priežiūros centrą. Jie kaip ir Solantai, Kartena, jie yra visi veikiantis. Bet mes čia kalbame šiandien ir analizuojame patį mažiausią tą darinį medicinos punktą. Tai aš suprantu apie mažiausią, man ir klausimas yra Kartina, aš suprantu, yra ambulatorija ir slaugos ligoninė. O Kūlupėnai kokiam statusė? Šeimos kabinetai. Taip. Supratau. Yra. Tikrai taip yra. Vieninteliai medicinos punktai išnyko. Ir Grūšlaukė yra šeimos kabinetai. Taip. Darbėnus ambulatorija. Sauliau, prašom. Ambulatorija. Rožiai, išjungkite. Man klausimas būtent dėl tos teisinės aplinkos, jeigu jų net nebėra apskritai, jeigu jų veiklos nebereglamentuoja apskritai jokie, jeigu netgi įstatymas savo neturi, kaip jie juridiškai tada, kaip sakom, kaip jie administruojasi, kaip Sandras, aš šito. Ačiū už klausimą. Jie administruojasi tada paprasčiausiai yra skaitoma kaip asmens sveikatos priežiūros įstaiga bendraja prasme. Yra bendros patalpos bendraja prasme ir taip pat konsultavausi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, kaip jūs ir sakot, kaip tada reglamentuoti jų ir higieninius visus reikalavimus, užtikrinimus. Tai yra NVSC taiko tai būtent bendraja prasme, kaip taikoma visom asmens sveikatos priežiūros įstaigom. Bet kas liečia veiklą, tai jau jo to reglamentavimo, kaip jūs teisingai ir pastebėjot, nebėra. Tai tiesiog yra einama per paslaugas. Šeimos medicinos paslauga, slaugytojo paslauga, slaugos paslauga, tyrimų paslauga. Tiesiog šitaip. Medikas tas deleguojamas kaip į tą. Dar vieną klausimėlį galiu. Meras norėjo pradžiai, aš nežinau. Gerbiam tarybai, iš tikrųjų tarybos nariai kreipsiuosi jūs su tokiu, kaip čia pasakyti, taip finansiškai savivaldybei našta yra ir įstaigai finansinė našta yra. Tačiau, kol mes tik turim ten specialistų, tai tikrai raginčiau visus priimti teisingą sprendimą ir vis dėlto išlaikykime tuos centriukus, kurie ten yra, ar Juodupėnuos, ar kur tik Grūšlaukėje, kur tik tai yra, kol dar turim specialistų. Kai nebeturėsim specialistų, tada kelsim šitą klausimą.
Patogumas gyventojams tikrai yra ir kiek teko šnekėti ir su Juodu pienu, ten yra dar personalo, kurį viena moteris darbuojasi, tai gyventojai yra patenkinti tuo tikrai, kad ir ne visą apimtimi gali paslaugas pateikti, bet vis tiek gyventojams tai yra patogumas. Kol turime tik specialistų, bandykime visom formom išlaikyti. Kad, kaip gerbiama Rožė pasakė, kad Kartinoje neturim problemų, šiandien dar neturim. Tačiau mes žinom, kokia grėsinti bėda ten yra ir ta bėda tikrai vieną dieną pasibels į mūsų duris ir mes tada tikrai turėsim neapčiuopiamą problemą, nes specialistų ten neberasim. Čia yra kaip sakome, išskirtinumas toks. O žiūrėdamas gerbiamos Rožės ataskaitą, tai tikrai džiaugiuosi, kad tikrai labai profesionaliai paruošta ir labai džiaugiamės, kad jūs esat mūsų komandų ir dirbat. Ačiū labai, ką padarėt. Tai čia labai išsamei, aiškiai visiems pateikta. Ačiū labai. Taip, ačiū. Prašom, Juozai. Aš iš dalies pratęsdamas mero mintį dėl šitų minėtų sveikatos punktelių yra patalpos, viskas, mesgi kažkada kalbėjom apie perspektyvas, apie mobiliasias komandas. Tai mano nuomonė racionalu kažkokias tai patalpas išlaikyti, nes ir mobilios komandos, jeigu bus kokie nors grafikai ir atvyks, tai pasinaudos tom patalpom ir gyventojams patogu ir čia tų, sakykime, nuostolių, kurie buvo įvardinti, čia nėra tokie milžiniški nuostoliai, kad dėl jų reikėtų čia labai jau mums draskyti plaukus. Aš manyčiau, kad ir gyventojams tai būtų tikrai patogu ir žinia, kad mes nesiruošiam jų palikti be priežiūros. Be abejo. Gerbiamas Juozai, mes iš tikrųjų, mūsų tikslas yra ne tas ir merui, ir Juozui galiu dar kartą patikinti. Mes net nekalbam apie apie medicinos punktų, kaip ten bebūtų, iš tikrųjų tie skaičiai mums gal ir nelabai patinka, bet tikrai mes žinom, kas po jais slepiasi ir kad įstaigos taip, jos patiria nuostolius, bet jeigu yra galimybė teikti paslaugas, jų tikrai nenutrauksim ir apie tai net kalbos nėra. Jeigu išgirdot, Rožė taip ir pasakė. Kalba apie mobiliuosius punktus taip buvo, pamenat, mes buvom galvoję, kad galbūt paleisti autobusėlį, bet akivaizdu, kad laikai labai greitai keičiasi. Ir keičiasi į gerą pusę. Mes galim mokintis iš tų, kurie jau išbandė, praėjo tuos kelius ir kas pasiteisino, kas nepasiteisino, jo labiau valstybė irgi skatina savo ruoštų paslaugas į namus. Šitame biudžete, kurį patvirtinsim ketvirtadienį, esame numatę papildomą investiciją į Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrą, nuperkant dar vieną specializuotą automobilį. Tai akivaizdu, kad tos mobilios komandos, jos važiuos ne šiaip sustoti miestelio prie punkto ir pastovėti kelias valandas, o važiuos tikslingai į žmonių namus ir atliks tas paslaugas, kurios reikalingos tą dieną tam žmogui. Tai aš manau, kad mes einame žingsnių į priekį ir einam teisingų kelių su visa valstybės politika, kad yra ir pavėžėjimas, yra mobilios paslaugos į namus, yra nuotolinis konsultavimas ir iš tikrųjų medicinos punktai, taip, jie veiks ir galbūt dalis žmonių tikrai vertina tai, kad bet kada nurodytų laiku, ne bet kada, o nurodytų laiku gali mediką rasti visai netoli savo namų. Tai irgi labai gerai, bet tikrai mums kaip komiteto nariams, manau, yra tiesiog būtina žinoti situaciją. Tam ir yra šiandien šis pristatymas. Rožė dar norėjo kažką. Aš tik tai vieną sakinį papildant pirmininkę, kad ne tik tai savivaldybė yra numačiusi Kretingos pirminiam sveikatos priežiūros centrui įsigyti specializuotą automobilį slaugos paslaugom namuose teikimui, bet ir pati įstaiga iš struktūrinių fondų per projektus ilgalaikės slaugos plėtrai taip pat šiemet įsigys dar vieną automobilį šitom paslaugom teikti į namus. Tai iš tikrųjų pakankamai įstaiga bus puikiai apsirūpinusi ir tikimės, kad suburs papildomas medikų komandas būtent vykti paslaugų teikimui į namus.
Tai aš kaip tik merė norėjau ties tuo klausimu ir grįžti prie klausimų ir komiteto nariams. Kaip manote, ar nebūtų tikslinga vis dėlto nuimti nuo įstaigos, praktiškai čia yra tik tai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro tas nuostolis ir kur jie turi dengti už nenaudojamas patalpas komunalinės paslaugas, vis tiek mokėti už šildymą ir už kitas paslaugas komunalinės, tai mano nuomonė būtų visai protinga tas patalpas tiesiog perimti savivaldybės žiniom. Ir kitam posėdžiui galima būtų parengti tokį sprendimo projektą. Tai tiesiog susitvarkom tai kas tiesiog kabo ore. Kaip Jūs manot? Labai geras pastebėjimas yra, tačiau labai turim akcentuoti tai ir kad visuomenė išgirstų teisingai. Mes nenaikinome tų punktų ten, kur jie veikia, kur yra personalas. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes uždarom tuos punktus ir... Mes neuždarom. Uždarysim tuos, sakysim, punktus, kuriuose nėra personalo. Ta reikia pasakyti ir, sakysim, kur nebėra specialistų, ten nebėra. Bus mobilios brigados, kurios atvažiuos, teiks paslaugas į namus, tai kitokia forma šitos paslaugos bus. Kur yra tik personalas, ten kaip dirbo, taip ir dirbs ir niekas nesikeis. Ir kad palengvinti naštą įstaigai, tai tikrai reikėtų, kaip sakom, tuo keliu, kad vis dėlto jie rašytų prašymą savivaldybei. Mes paruošim tarybos sprendimą ir tarybos nariai atėję kitą mėnesį ar dar kitą mėnesį galės priimti sprendimą, kad ir tą naštą nuimti ir turtą perduotų savivaldybei. Ar turėtumėt komiteto nariai kitą nuomonę? Aš turiu dar pastebėjimą. Prašom. Čia viskas merė, ką kalbat, yra ūkiškai, iš ūkinės pusės tikrai, kadangi ir įstaigoms yra nuostoliai ir panašiai. Tačiau, kaip ir minėjot, čia vis tiek prieš priimant tokį sprendimą reikėtų tą žinią ir seniūnams perduoti, ir bendruomenių atstovams, kad paskui nepaleistų, žinot, kaip informacija biški išsikreipia žmonėms, kad jie paliks be nieko. Reikėtų, kad jiems bus mobilios komandos, kad jie gaus paslaugas ir panašiai, ir tada drąsiai tokį sprendimą mes galim priimti. Gerbiamas Juozai, iš tikrųjų tas paslaugas gauna ir dabar. Tiesiog su nauja įranga dar didinsim tų paslaugų kiekį į namus. Tai tikrai reikėtų apie tai kalbėti ir aš manau, žmonės tikrai mato tai. O dėl tų patalpų perimtų savivaldybės žinion, tai tikrai galima kalbėti ir reikia kalbėti su bendruomenėm, galbūt bendruomenės ras, sakykime, kažkokių tai funkcijų arba noro kažką veikti tose patalpose. Vėlgi galima būtų ir apie tai kalbėti. Bet pirmiausia, turim susitvarkyti teisiškai, kad tos patalpos būtų mūsų žinioje. Ar taip teisingai, merė, supratau? Tai ar galim bendrų sutarimų tada įpareigoti administraciją ruošti sprendimo projektą iš poliklinikos perimti savivaldybei patalpas? Ar galim? Tai bendrų sutarimų prieštaraujančių jūs ten... Pirmininkė, jeigu galima, tik sukonkretinkit, kad tikrai būtų toks sprendimas, kad tos, kuriuose nėra personalo. Tai be abejo, tos, kurios nebeveikia, kurie nebeveikia, taip, tas patalpas perimti, tai tikriausiai galima Rožę tik taip gal paminėti, net išvardinti, ar ne? Taip, mes galime paminėti, nuo 23 metų neveikia Laukžemės medicinos punktas, nuo 20 metų Baublių ir nuo 22 Piliakalnio medicinos punktas. Taip. O dėl Šukės medicinos punkto, tai jis yra perduotas Greitajai, tai ten viskas tvarko, jie padengia. Taip ir gali būti. Tai 3. Tai jeigu prieštaraujančių nėra, tai aš manau, padėkokim Rožei, tikrai labai vertinga buvo informacija ir jo labiau, kad mes visi susipažinom, įsigilinom ir einam į priekį, tik tai paslaugų gerinimo gyventojams į namus keliu. Tai ačiū Rože.